Būti Kristaus mokiniu – tai reiškia susitikti su juo, klausytis jo žodžių ir sekti iki gyvenimo pabaigos. Sekti Kristų reiškia nebijoti pasipriešinti blogiui, net jei tai reiškia stoti prieš valdžią, rizikuoti gyvybę, būti nesuprastam kaip Jonas. Net jeigu reikia kovoti su savo prisirišimais, egoizmu ir keisti savo gyvenimą iš pamatų. Sekti Kristų – tai ne tik žinoti, kas jisai yra, bet laukti jo atėjimo, ruoštis susitikimui su juo. Pažiūrėkime Evangeliją. Jonas neturi pavydo, nereikalauja garbės, nežino, kas jis yra Dievo akyse. Būtent ši ramybė leidžia pamatyti Kristų, leidžia Kristui veikti, leidžia savo gyvenimą nukreipti į jį, į Kristų. Jonas sugeba pasitraukti į antrą planą, kad suspindėtų Jėzus. Jis tarsi degantis deglas, kuris nušviečia kelią ir pažadina sąžines. Ir šiandien galime paklausti savęs, ar aš moku išnykti, kad būtų matomas Jėzus, o ne mano vardas. Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.